Pagalvokime, kodėl tie sėkmingiausi investuotojai nebūtinai yra finansų genijai. Pasirodo, atsakymas slypi nesudėtingose skaičiavimuose, o mūsų pačių galvose. Šiandien gilinamės būtent į investavimo psichologiją. Bandome išsiaiškinti, kaip suvaldyti tas emocijas, kurios, dažnai pakiša koją siekiant finansinės sėkmės. Pasiruoškime, nes tai, ką čia aptarsime, gali iš esmės pakeisti požiūrį į investavimą. Štai čia ir prieiname prie didžiojo investavimo paradokso. Daugelis investuotojų, net ir pasirinkę, tikrai gerus fondus, galiausiai uždirba mažiau, nei tie fondai sugeneruoja. Skamba, mažiausiai keistai, ar ne? Jeigu problema ne žinių trūkumas, tai kas tuomet tas nematomas priešas, kuris tiesiog vagia pelną iš portfelio? Štai jis, tas nematomas priešas, visų gražumu, -15%. Būtent tiek remiantis Morningstar tyrimu, vidutinis investuotojas per dešimtmetį praranda vien dėl savo elgesio, dėl savo emocijų. Ir šis reiškinys net turi pavadinimą – elgsenos atotrūkis. Tai, žinote, kaina, kurią mokame už tai, kad esame žmonės, o ne šaltakraujiški robotai. Gerai, tai kasgi kaltas dėl šito atotrūkio? Atsakymas pasirodo slypi labai giliai mūsų smegenyse. Kalba eina apie du itin galingus instinktus. Instinktus, kurie valdė mūsų protėvius tūkstančius metų, o dabar šiais laikais valdo mūsų investicinių portfelius. Taigi, metas susipažinti su dviem pagrindiniais investuotojų priešais – baime ir gudrumu. Ši lentelė, ji yra tiesiog tobulas mūsų vidinio konflikto veidrodis. Protas juk mums sako vieną – pirk pigiai, parduok brangiai. Bet, kai rinkoje prasideda tikras vakarėlis, godumas ima šaukti, pirk dabar, greičiau, kol dar nevėlu. O kai muzika staiga nutyla ir visus apima panika, baimė rėkia, parduok viską, kol dar bent kažkas liko. Ir štai taip, teorinės žinios lieka vienoje pusėje, o realūs veiksmai visiškai kitoje. O kodėl taip elgiamės? Viena iš esminių priežasčių – nuostolių vengimas. Nobelio premijos laureatas Danielis Kanemanas įrodė, kad praradimo skausmas mums yra maždaug dvigubai stipresnis nei pelno džiaugsmas. Tik pagalvokime, prarasti 100 eurų skauda dvigubai labiau, nei džiugina jos laimėti. Tai visai nenuostabu, kad rinkos kritimai dažnai atrodo kaip tikra pasaulio pabaiga. Ir ši diagrama tai parodo tiesiog, tobulai. Akivaizdu, koks milžiniškas skirtumas tarp džiaugsmo ir skausmo. Būtent šis emocinis disbalansas ir yra tas slaptas mechanizmas, kuris verčia mus elgtis iracionaliai, pirkti brangiai ir parduoti pigiai. Tai tarsi gamyklinė užprogramuota klaida mūsų smegenyse. Čia labai tinka paties investavimo guru Warreno Buffetto citata. Akcijų rinka – tai įrenginys perkeliantis pinigus iš nekantriųjų pas kantriuosius. Taigi, ką tai reiškia? Kad esmė yra nebandyti nuspėti ateitį, o išmokti suvaldyti save patį. Gerai, diagnozę panašu nustatėme. Dabar metas pereiti prie gydymo. Pakalbėkime apie 3 labai konkrečias strategijas, kurios veikia kaip savotiškas šydas nuo emocinių audrų. Jos padeda išlikti racionaliams net tada, kai atrodo aplinkui siaučia visiškas chaosas. Pirmoji ir ko gero paprasčiausia strategija – pirk ir laikyk. Jokių bandymų atspėti, kuria kryptimi pasuks rinka. Jokių panikos pardavimų. Tiesiog investuojama į platų, diversifikuotą rinkos fondą ir tiesiog pamirštama apie tai. Galbūt skamba nuobodžiai? Taip, galbūt. Bet žiūrint į ilgą laikotarpį, tai yra vienas patikimiausių būdų uždirbti. Ir jeigu kyla abejonių, ar tai tikrai veikia, užtenka žvilgtelėti į istoriją. Ši diagrama apima 100 metų rinkos audrų ir saulėtų dienų. Didžioji depresija, finansų krizės, karai. Atrodo baisiai tiesa, bet pažiūrėkime į bendrą tendenciją. Ilguoju laikotarpiu jį visada kyla aukštyn. Kantrybė, kaip matome, visada atsiperka. Antroji strategija – tai tarsi investavimo autopilotas. Moksliškai vadinama periodiniu investavimu arba DCA – Dollar Cost Averaging. Idėja labai paprasta. Nebereikia spėjoti, kada yra geriausias laikas pirkti. Tiesiog nustatomas automatinis pavedimas ir kiekvieną mėnesį investuojama ta pati suma. Paprasta, bet tiesą sakant, genialu. O štai kur slypi visa magija. Kai rinka krenta ir kainos mažos, už tą pačią fiksuotą sumą automatiškai nuperkama daugiau akcijų. O kai rinka kyla, atitinkamai mažiau. Tokiu būdu natūraliai išnaudojami rinkos nuosmukiai ir sumažinama vidutinė pirkimo kaina. Taip tampama protingų investuotojų net per daug apie tai negalvojant. Ir trečioji strategija. Ją galima palyginti su portfelio pavasariniu tvarkymusi.
Tai balanso atstatymas. Šis procesas priverčia daryti tai, ką emociškai padaryti yra sunkiausia, parduoti dalį to, kas gerai užaugo, ir pirkti tai, kas atpigo. Gal ir skamba nelogiškai, bet būtent tai ir yra tikrasis pirk pigiai, parduok brangiai principas pritaikytas praktikoje. Įsivaizduokime, kad portfelis – tai laivas. Pradinis planas buvo taiks, kad saugiausia, kai 60% krovinio yra akcijos, o likę 40% obligacijos. Atrodo idealus balansas. Bet štai, po kelerių metų sėkmingo akcijų augimo laivas pavojingai pasvyra. Dabar akcijos sudaro jau 75% viso krovinio. Laivas tapo daug rizikingesnis nei planuota. Balanso atstatymas tai tiesiog krovinio perskirstimas atgal į pradinę padėtį, kad laivas vėl plauktų stabiliai. Gerai, strategijos yra puiku, bet be tvirtų įpročių jos dėja lieka tik teorija. Taigi kyla klausimas, kaip paversti disciplinuotą elgesį automatiniu? Atsakymas – susikurti savo asmeninį investavimo ritualą. Štai 4 paprasti žingsniai, kaip tai padaryti. Pirma, labai svarbu nusistatyti aiškų tvarkaraštį. Antra, automatizuoti viską, ką tik įmanoma. Trečia, naudinga stebėti progresą, tai veikia kaip puikia motyvacija. Ir ketvirta, verta vesti dienoraštį, tai padės suprasti savo sprendimus ir mokytis tiek iš klaidų, tiek iš sėkmių. Ir galiausiai prieiname prie esmės. Viskas susiveda į teisingą mąstyseną. Apibendrinkime viską į 3 auksinės taisyklės, kurios turėtų tapti kelrodžių kiekvienam investuotojui. Štai tos 3 taisyklės. Pirma, niekada nepriimti sprendimų, kai užvaldžiusi euforija ar panika. Antra, tvirtai laikyti savo plano, net jeigu tai atrodo nuobodu. Ir trečia, susitelkti į procesą, o ne į trumpalaikius rezultatus. Juk rinkos kontroliuoti negalima, bet galima kontroliuoti save. Ir svarbu atminti, rinka visada bus chaotiška. Tie svyravimai, kuriuos matome, tai nėra kažkokia klaida ar anomalija. Tai yra kaina, kurią mokame už galimybę gauti didesnę grąžą. Reikėtų tai priimti kaip natūralų reiškinį, o ne kaip artėjančią katastrofą. Taigi, pabaigai palieku klausimą, kurį kiekvienas investuotojas turėtų savo periodiškai užduoti. Ar mano planas yra pakankamai tvirtas, kad taptų inkaro audros metu? Ar mano susikurti įpročiai yra stipresni už kylančias emocijas? Nes galiausiai sėkmę lemia ne tai, ką žinome, o tai, kaip mes elgiamės tada, kai viskas aplinkui dreba. Tai ir yra kelias į disciplinuotą investavimą.